Vyšnių uogoms nuo medžių mūsų soduose nebesvyrant, jos rado vietos sostinės Pamėnkalnio galerijoje. Čia eksponuojama Aistės Gabrielės Černiūtės paroda Vyšnios kauliukas. Nauja menininkės paroda, kurioje kabo ir pirmasis darbas, sukurtas 2009-aisiais, ir pastarieji šiųmečiai darbai pasakoja apie dažažmogių gyvenimą, kurie problematizuoja tapybos sąvoką gyvenimiškų temų fone. Labai norėjau surengti parodą, skirtą Vyšnios kauliukui, nes tai susijęs su atsiminimais iš vaikystės, iš Vyšnių sodo, iš Kauno, iš tų laikų, kai gyvenau su močiute ir dėduku. Iš tiesų iš labai gražių laikų, matyt metam bėgant, visą tai, ką gavau, gyvendama kartu su jais, augo kartu su manimi. Ir tikrai šios parodos du pagrindiniai darbai yra Vyšnios kauliukas arba mieganti nuotaka. Mieganti nuotaka tai viltis, tai nėra kažkokia konkreti būtybė ar asmuo, tai tiesiog yra svajonė, viltis. Ir turėjau tokį išgyvenimą, nes iš pradžių turėjo būti mirusi nuotaka. Tapiau ir staiga galvoju, ne, aš nebegaliu, neįveikiu, tiesiog psichologiškai matyti, nes norisi pažadinti tą nuotaką. Tai išsisprendė mano tas kūrybinis toks pamąstymas, kad geriau jinai tegul miega. Iš tiesų yra labai įdomu, kai gali pats nuspręsti būti tuo režisieriumi, nuspręsti, kad tavo personažas vis tik tai gali būti pažadintas, kilti ir gyventi. Man ir labai patinka užtat kurti tuos visus žmogeliukus, nes jie personažai, kuriems aš galiu suteikti viską, ką tik noriu. Dažažmogiai iš aliejinių dažų košės suformuoti personažai, tai asmeninta tapyba, tai moters ar vyro pavidalą įgavusios beformės dažų masės. Spalvos išspaustos iš vininių tubelių, rankas, kojas, torsus ir galvas arba augalinius, gyvūninius siluetus įgavusios ochros, kobaltai, kadmiai, cinoberiai. Černiūtės tapyba yra neįsivaizduojama be įvairiausių mizanscenų ir nuotykių, atsitikimų bei tragiškų, lyriškų, sentimentalių, o kartais tiesiog juokingų situacijų. Tapytoja neneigia ir netgi specialiai akcentuoja literatūrinį tapybos sluoksnį, patį kūrybos aktą paversdama mini spektakliu. Nekabinom pavadinimų, nes kiekvienas darbas turi savo pavadinimą ir jis yra labai svarbus, bet aš norėjau žiūrovą atpalaiduoti, nes iš tiesų kad jisai pats galėtų eiti ir kažką jausti, fantazuoti. Aistės dažažmogių gyvenimą šįkart pagardintą prisirpusiomis vidurvasario vyšniomis iš senelių sodo galime tyrinėti iki paskutinės rugpjūčio dienos. Rugsėjo 1 vakarą menininkė laukia savo kūrybos gerbėjų Pamėnkalnio galerijoje parodos uždarymo renginyje.